Kaip jūs galit mokinti paauglę bendrauti, jeigu jūs pati nemokat bendrauti su juo? Taip neveikia. Jūs pirmą turit žinoti, kaip pačiai jums reikia daryti, o paskui jau su ją. Tai iš esmės tai yra taip, paprašyti padėti telefoną ir pasikalbėti. O jeigu jisai nepadeda, aš, pavyzdžiui, savo dukrai sakyčiau, jeigu jisai su tavim nešneka ir deramo dėmesio nerodo, tai tu ir nebendrauk su juo, nes jam yra neįdomu. Ir kai dukra ateina prašytis dėmesio to, tai irgi lygiai taip pat, kaip jūs ateinat prašyti, taip kaip tos išmaldos tokios, duok man tos išmaldos. Taip neturi būti šeimoje. Mes neturim prašyti išmaldos. Pas mus turi būti natūralus bendravimas, toksai ėjimas iš meilės, iš pagarbos. Tiesiog toks viens per kitą, taip maišosi šeimoje tas bendravimas. O ne eiti ir kažkaip prie to, suprantate, princo kažkokio ir prašyti iš jo to dėmesio trupinio. Jis pats tą dėmesį turi duoti. Jis pats turi būti pasirengęs savo toms moterims būti tuo pašnekovų, kompanionų, partnerių, tuo patarėjų, pasikalbėtojų, tėčių galų gale, kuris yra apsauga tokia, mergaitė.